Sveiki, su jumis laida Stačiatikių Lietuva. Šiandieną matysite. Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus pasveikino tikinčiosius su šviesiaja Velykų švente. Gegužės 11 dieną, minint Vilniaus kankinių šventę, Vilniuje vyks didelė religinė procesija, bei bus atnešta palaimintoji ugnis. Metropolitas Chrizostomas, 20 metų vadovavęs Lietuvos arkivyskupijai, atšventė savo 90-ąjį jubiliejų. Lietuvos stačiatikių brolija išsirinko naują vadovybę ir intensyvina savo veiklą. Visagino šventovės sulaukė viešnių iš egzotiškos šalies. Į parapijos gyvenimą įsitraukė merginos iš Šri Lankos. Gegužės 11 dieną, šviesiosios savaitės šeštadienį, Vilniuje vyks Šventųjų Vilniaus kankinių minėjimas. Miesto gatvėmis vyks didelė religinė procesija, bus atnešta šventoji ugnis. Aplink Šventosios dvasios vienuolyno šventovę bus nešamos kankinių relikvijos. Didelė religinė procesija už bažnyčios vienybę prasidės 9:30 nuo Vilniaus Dievo motinos ėmimo į dangų katedros, esančios adresu Maironio 14. Religinė procesija eis Senamiesčio gatvėmis pro Paraskevės ir Nikolajaus šventovės iki Šventosios dvasios vienuolyno Aušros vartų gatvėje. Dėl gavėnios Šventųjų Vilniaus kankinių minėjimas iš balandžio 27 buvo nukeltas į gegužės 11 dieną, į šviesiosios savaitės šeštadienį. Šiemet šventė vyks ypač iškilmingai, į Vilnių suvažiuos tikintieji iš visos Lietuvos. 11 мая. Gegužės 11 dieną 9:30 nuo Vilniaus stačiatikių katedros esančios Maironio gatvė 14 pajudės religinė procesija, kuri 10 valandą pasieks Šventosios dvasios vienuolyną. Ten vyks šventosios ugnies iš Jeruzalės sutikimo ceremonija. Kaip ir praėjusiais metais prieš prasidedant iškilmingai liturgijai, kurioje dalyvaus visi Lietuvos stačiatikių bažnyčios dvasininkai, šventoji ugnis iš Jeruzalės bus atnešta į Šventosios dvasios vienuolyno šventovę. Visi norintys galės pasiimti dalelę šventosios ugnies su savimi. Dieviškąją liturgiją celebruos Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus. Jam koncelebruos dvasininkai iš visų mūsų bažnyčios parapijų. Baigiantis liturgijai aplink šventovę vyks procesija su Šventųjų Vilniaus kankinių Antonijaus, Joano ir Eustachijaus relikvijomis. Šventosios relikvijos bus nešamos aplink mūsų šventovę, o paskui visi galės praeiti po Šventųjų kankinių relikvinę, kuri bus čia pat prie įėjimo. Į šventovės vidų bus galima patekti praėjus po šventomis relikvijomis. Šventųjų Vilniaus kankinių Antonijaus, Joano ir Eustachijaus relikvijos per pastaruosius 100 metų tik 2 kart buvo išneštos iš šventovės. Šią tradiciją 2022 metais atgaivino metropolitas Inokentijus. Iki šiol religinė procesija su relikvijomis aplink šventovę vykdavo vasarą, visų Lietuvos šventųjų dieną. Nuo šiol ši procesija bus rengiama pavasarį per Šventųjų Vilniaus kankinių šventę. Iškilmių dalyviams bus dalijamos atminimo ikonos, o pasibaigus šventei Šventosios dvasios vienuolyne visų tikinčiųjų lauks vaišės. Didžios šventės šviesaus Kristaus prisikėlimo išvakarėse Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus kreipėsi į tikinčiuosius sveikinimo žodžiu. Brangūs broliai ir seserys, iš visos širdies nuoširdžiai sveikinu jūs visus su Viešpaties Velykomis. Tegul prisikėlusio Viešpaties džiaugsmas visada išlieka jūsų širdyse. O kur džiaugsmas, ten ir meilė, ten ir malda, ten ir pagalba visiems žmonėms, kurie yra šalia mūsų, ypač tiems, kuriems tos pagalbos reikia. Velykos yra gerų darbų metas. Darykite gerus darbus, broliai ir seserys. Padėkite vieni kitiems, melskitės vieni už kitus. Melskitės už mūsų šalį Lietuvą ir už visą pasaulį, kad ramybė, kurią duoda Viešpats, būtų suteikta mums visiems. Šiandien žmonėms labai reikia Kristaus ramybės.
Todėl melskime jos ir dėkokime Dievui už jo nesuskaičiuojamas malonės mums visiems, už jo didelę kantrybę, už jo meilę. Dar kartą nuoširdžiai sveikinu visus su Viešpaties Velykomis ir dar kartą skelbiu, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė. Emeritas metropolitas Chrizostomas, vadovavęs Lietuvos arkivyskupijai 1991–2011 metais, šventė 90-ąjį gimtadienį. Nuoširdžiai palaikęs Lietuvos tautos nepriklausomybės siekį, metropolitas Chrizostomas įrašė savo vardą į mūsų šalies ir bažnyčios istoriją. Metropolitas Chrizostomas vadovavo Lietuvos arkivyskupijai lemiamų metų. Jis tiesiogiai dalyvavo dramatiškose 91 metų įvykiuose, nuoširdžiai nedvejodamas palaikė Lietuvos žmonių nepriklausomybės siekį. Tai buvo tik pradžia jo arkivyskupo tarnystės Lietuvoje, po to sekė daugybė vaisingo darbo metų. Būtent metropolitas Chrizostomas daugelį dabar tarnaujančiųjų Lietuvos stačiatikių bažnyčios dvasininkų nukreipė į šios tarnystės kelią. Kai arkivyskupija atvyko jo ekscelencija Chrizostomas, aš buvau naujokas Šventosios dvasios vienuolyno novicijus ir jis mane pastūmėjo žengti toliau. Tai buvo teisingas, malonus ir mandagus postūmis, už kurį esu jam labai dėkingas. Jis buvo teisus, nurodydamas man, kad turiu būti įšventintas ir tarnauti Dievui. Metropolito emerito Chrizostomo įšventinti bei kartu tarnavę dvasininkai prisimena jį kaip nuolankų ir uolų bažnyčios tarną. Jis buvo uolus tarnas, kiek prisimenu, niekada neprisėsdavo. Ilgų pamaldų metu visada stovėdavo. Jis netoleravo pašalinių kalbų per pamaldas, vaikščiojimo, laisvo nepagarbaus elgesio, kuris nėra retas šventovėje. Jis pats savo to neleido ir to reikalavo iš kitų. Jis ir savo pamoksluose dažnai paliesdavo šią temą, nes dvasinis krikščionių gyvenimas bei malda vis dėlto prasideda išoriniu elgesiu. Pamenu vieną nepaprastą įvykį. Mes turėjome tradiciją, kad šviesėje Velykų savaitę kunigai pamokslaudavo paeiliui, pasikeisdami. O metropolitas Chrizostomas pasakė, kad atleidžia visus nuo pamokslavimo ir pamokslaus pats. Buvo nuostabu, jis pamokslavo kasdien ir per visą šviesėją savaitę ne vienas jo pamokslas nepasikartojo. Jis giliai labai įkvėptai su giliu religiniu jausmu, nesiblaškydamas dėl nieko pašalinio, visiškai pasinėręs į maldą. Labai mėgo pamokslauti, jis labai įtaigus pamokslininkas. Kai kalbėdavo žmonėms, jautėsi gilus tikėjimas bei tvirtas įsitikinimas. Manau, kad jis stipriausias pamokslininkas, kokį esu girdėjęs savo gyvenime. Girdėjai skraidant musę ar uodą. Visi uoliai meldėsi, nebuvo jokios įtampos, tik malda. Metropolitui Chrizostomui nebuvo svetimas joks darbas, net ir pats sunkiausias. 1994 metais, kai pradėjau kunigo tarnystę, metropolitas Chrizostomas nusprendė atlikti mūsų katedros vidaus remontą ir padaryti tai savo jėgomis, nes laikai buvo sunkus, stigo materialinių išteklių. Taigi jis sukvietė mus, tuos, kurie buvo jaunesni, dvasininkus, novicijus ir pats vadovavo šiai improvizuotai brigadai. Iki pat lubų buvo pastatyti pastoliai, jis pats ant jų lipo ir su keliais pagalbininkais nudažė visą šventovę. Tai buvo įspūdingas pavyzdys visiems. Metropolitas nesibodėjo jokio darbo. Iš pradžių, kai atvyko, jis buvo skaitovas, giedojo chore, dirbo vienuolyno laukuose, kasė bulves. Jis nebijojo juodo darbo, jo kuklumas pasireiškė ir to, kad jis visada tarnaudavo vilkėdamas ne hierarcho, o kunigo drabužiais. Pirmą kartą su metropolitu Chrizostomu susidūriau, kai 1996 metais atvykau į vienuolyną. Pamenu, kad jis kartu su mumis darbavosi, kai rengėmės jo šventenybės patriarcho Aleksiejaus antrojo vizitui. Kaip jis uoliai pamokslavo, kaip uoliai dirbo. Jis triūsė kartu su darbininkais. Daug kas šioje šventovėje padaryta metropolito Chrizostomo rankomis. Be kita ko, jis buvo puikus administratorius. Per 20 metų, kai jis buvo hierarchas valdytojas, metropolitas Chrizostomas visiškai sutvarkė mūsų arkivyskupijos materialinę būklę,
o ir dvasiškai ves buvome Dievo malonės dėka ir iki dabar esame geros dvasinės būklės. Metropolitas Chrizostomas vadovavo Lietuvos arkivyskupijai 20 metų iki 2010-ųjų. Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus pasveikino Lietuvoje gyvenantį metropolitą emeritą Chrizostomą su 90-ojų gimtadieniu. Prie sveikinimų prisijungė visi Lietuvos stačiatikių bažnyčios dvasininkai ir pasauliečiai. Kartą po to, kai metropolitas Chrizostomas jau buvo išėjęs užtarnauto poilsio, pasakiau jam, kad visi jį prisimena ir myli, o jis atsakė: kai buvau hierarchas valdytojas, niekas manęs taip nemylėjo kaip dabar. Žmogų pradeda vertinti, kai pasitraukia iš pareigų. Taip yra su visais. Iš pradžių niekas nevertina, visi murma ir tik po kurio laiko žmonės pradeda suprasti, kodėl to reikėjo ir su kokia meile visa tai buvo daroma. Išleistas naujas velykinis laikraščio Stačiatikių Lietuva numeris. Numeryje pateikiama išsami informacija apie gegužės 11 dieną švenčiamą Vilniaus kankinių dieną, metropolito Inokentijaus velykinis laiškas, parapijų ir cerkvių naujienos, keli numerio puslapiai skirti metropolito Chrizostomo 90-mečiui. Laikraštis leidžiamas 2 kalbomis – rusų ir lietuvių. Jį nemokamai galima gauti bet kurioje stačiatikių cerkvėje. Laikraštį taip pat galite skaityti internete, oficialioje Lietuvos stačiatikių bažnyčios svetainėje. Vienas įsimintinų praėjusios gavėnios įvykių – Kauno apreiškimo katedros titulo šventė. Iškilmingai liturgijai vadovavo Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus. Kauno apreiškimo katedra yra viena pagrindinių Lietuvos stačiatikių šventovių. Tradiciškai per titulo šventę čia atvyksta ir tarnauja hierarchas valdytojas. Neišimtis buvo ir šie metai. Šventinėms pamaldoms vadovavo Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus. Su juo tarnavo parapijos klebonas, protoierėjus Nikolajus Murašovas ir kiti katedros klero nariai. Kadangi apreiškimo šventė šįmet vyko kryžiaus pagerbimo savaitę, po liturgijos hierarchas valdytojas ir katedros dvasininkai, dalyvaujant gausiai susirinkusiems tikintiesiems, meldėsi priešais šventąjį kryžių. Po to jo eminencija įteikė parapijietei Svetlanai Žurlovai padėkos raštą už ilgametį darbą šventovėje. Pamaldų pabaigoje metropolitas Inokentijus tarė tikintiesiems ganytojo žodį. Ką turėtume daryti, kai mums trūksta jėgų? Kreiptis pagalbos į ką? Į šventuosius, o pirmiausia į Dievo motiną. Titulo šventės proga visi parapijiečiai buvo vaišinami šventiniais pietumis, kurie buvo pateikti gretimoje prisikėlimo šventovėje. Reikia pasakyti, kad pastaruosius 2 metus šventovėje meldžiasi gerokai daugiau žmonių nei anksčiau. Jų pagausėjo dėl prisijungusių pabėgėlių iš Ukrainos. Aš atvykau per apreiškimo šventės vakarinės pamaldas ir sužinojau, kad tai apreiškimo šventovė. Man asmeniškai tai didelis stebuklas. Kai pirmą sykį čia apsilankiau, buvau sutikta labai draugiškai ir paslaugiai. Man viską paaiškino ir parodė. Ir supratau, kad esu ten, kur turėčiau būti, globojama Dievo motinos. Esu tikinti jau 8 metus, esu praktikuojanti bažnyčios narė. Ir dabar ši šventovė yra mano namai. Žinoma, nuo karo pradžios atvyko daug parapijiečių iš Ukrainos. Nemaža dalis su šeimomis. Jie palyginus su mumis auklėjami pagal kitas tradicijas. Ir tai labai svarbu. Ukrainiečiai turi daug vaikų, kurie yra kantresni. Galima sakyti, pabėgėliai pritapo mano vadovaujamoje sekmadieninėje mokykloje ir ją lanko šeimomis. Apreiškimo katedra – nuolatinė didžios šventenybės Surdegio Dievo motinos ikonos buvimo vieta. Šiam šventajam paveikslui pagarbą reiškia ne tik stačiatikiai, bet ir katalikai. Mūsų bažnyčia turtinga tom, kad mes turime šventos mergelės šventą ikoną Surdegio Marijos šventą paveikslą, ikoną galime vadinti. Tai yra ne tik tai mums dovana, tai yra miesto Kauno dovana, tai Lietuvai yra labai smagu, kad mes turime tokią šventovę čia būtent Kaune ir prie jos taip pat eina ne vien tik tai mes pravoslavai, eina katalikai, ateina netgi, žinau, kad ateina musulmonės prašyti Dievo motinos užstojimo už savo vaikus.
Parapijietis Mindaugas sako, kad ne tik stebuklingoji ikona, bet ir parapijos bendruomenė jam yra širdžiai artima ir šventa. Šita stebuklingoji Dievo motinos ikona sudergio ir dar didelė vertybė visa bažnyčios bendruomenė, kadangi jinai nėra labai didelė. Pas mus labai santykiai kaip ir šilti, vienas kitą daugmaž pažįstam ir jaučiamės labai gerai. Tokios išminties, tokios prasmės, tokių atsakymų į klausimus, kurie domino, tokios ramybės, kaip čia aš niekur kitur neradau. Ir žmonės, lietuviai taip pat, kurie atėjo į mūsų parapiją, daug labai lietuvių yra, bet jie tiesiog ieško pačio pagrindo, pačios tos tiesos, ramybės ir randa čionais. Apreiškimo šventovė buvo pastatyta 1930 metais, kuomet Kaunas buvo laikinoji Lietuvos sostinė. Tada ši šventovė buvo Lietuvos stačiatikių hierarcho katedra. Šiam faktui atminti čia prie altoriaus vartų visada yra hierarcho valdytojo pastoralas. Kultūros ir švietimo organizacija Lietuvos stačiatikių brolija išsirinko naują vadovybę. Brolijos susirinkimas įvyko balandžio 1 dieną Šventosios dvasios vienuolyne. Sveikinimo žodį tarė Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus. Jis padėkojo ilgamečiam brolijos pirmininkui, protojerėjui metroforui Vladimirui Rinkevičiui už jo darbą bažnyčios labui. Susirinkimas vienbalsiai išrinko naują brolijos prezidiumą. Tėvą Vladimirą pakeitė kunigas Konstantinas Lazukinas, darbo su jaunimu skyriaus vadovas ir Vilniaus Konstantino ir Michailo parapijos klebonas. Lietuvos stačiatikių brolija yra nepelno siekianti kultūros ir švietimo organizacija. Vilniaus Švenčiausiosios Trejybės stačiatikių brolijos ištakos siekia 16 amžių, o dabartinė asociacija įkurta 1995 metais. Kaip sakiau susitikime, svarbu išlaikyti anksčiau buvusias tradicijas. Tai jau ne pirmus metus rengiamos stačiatikių stovyklos, teologijos turnyras, piligriminės kelionės. Visą būsimą veiklą tai aptarsime brolijos vadovybę, o vėliau tos darbus atliksime. Visagino cerkvėse jau seniai tapo įprasta, kad pamaldose dalyvauja moteris iš Šri Lankos. Viešnios iš egzotiškos šalies pamažu įsitraukia į parapijos gyvenimą. Jos padeda viskuo, kuo tik gali. Atneša gėlių iš šventovės, žegnojasi, stato žvakes prie ikonų. Visagine jos yra darbuotojos migrantės, kurios paliko savo šeimas ir artimuosius gimtoje šalyje, bei atvyko užsidirbti pragyvenimui. Visos jos dirba Visatex tekstilės fabrike, kuris jas ne tik įdarbino, bet ir apgyvendino bendrabutį. Mieste jų iš viso apie 80, jos nuolat keičiasi. Suglumusios ir nedrąsios moterys pirmą kartą mūsų šventovės slenkstį peržengė 2015 metų pabaigoje. Buvo akivaizdu, kad pietietėms reikia šiltų drabužių ir batų. Jomis pasirūpino dabar Anapilin iškeliavusi Marina Sergejevna Karčanova ir jos greitai susidraugavo. Nemokant kalbos buvo sunku bendrauti, tačiau nugalėjo abipusis noras suprasti. Šri Lankos gyventojos yra budizmo, kuris yra labiau filosofija nei religija sekėjos. Dauguma jų yra budistės, jos labai pamaldžios, dažnai atneša gėlių, prieina prie kryžiaus ikonų, ilgai klūpo ir reiškia didelę pagarbą šiai šventai vietai. 2019 m. balandį Šri Lankoje įvyko kruvini teroristiniai išpuoliai. Tada tėvynė ištikus sunkiam išbandymui moteris rado palaikymą mūsų stačiatikių bendruomenėje. Šventovės kieme jos uždegė daugiau kaip 300 žvakių pagal žuvusiųjų skaičių, išdėliojo Šri Lankos žemėlapį ir užuojautos žodžius, o dvasininkas Josifas meldėsi už aukas ir gedinčiosius. Paprašiau tėvo Leonido, kuris pas mus atsakingas už darbą su jaunimu, užmegzti su jomis ryšį. Ir mes ilgai nedvejodami surengėme pokalbį, padarėme skaidres, kuriuose trumpai papasakojame apie mūsų stačiatikių tikėjimą, apie Kristų, apie tai, kas yra šventovė, ir buvo labai malonu matyti susidomėjimą jų akise. Tikiuosi, kad šį bendravimą tęsime ir toliau. Planuojame išversti pradinį katechezės kursą į jų gimtąją kalbą ir išsamiau papasakoti apie mūsų stačiatikių tikėjimą. Tikiuosi, kad šis bendravimas tęsis
ir kas žino, gal kai kas iš jų ateis pas Kristų ir į krikščionių tikėjimą. Per gavėnią visose stačiatikių šventovėse vyko ligonių patepimas, slėpinys taikomas sergant dvasios ir kūno ligomis. Mūsų reportažas apie tai, kaip šis slėpinys vyksta, kokia jo prasmė ir reikšmė. Balandžio viduryje Klaipėdos šventųjų kankinių Vėros, Nadieždos, Liubovės ir jų motinos Sofijos cerkvėje tikintieji susirinko dalyvauti ligonių patepimo aliejumi slėpinyje. Šis slėpinys atliekamas taip. Tikintieji 7 kartus patepami pašventintų aliejumi. Patepama tikinčiojo kakta, nosis, skruostai, lūpos, krūtinė ir rankos. Visa tai lydi maldų, apaštalų raštų bei Evangelijos skaitiniai. Sunkiai sergantiems žmonėms šis slėpinys gali būti atliekamas visus metus, o per gavėnią stačiatikių cerkvėse jis atliekamas visiems norintiems tikintiesiems. Pasnikaujantys žmonės prašo, kad gailestingasis Dievas didžiojo pasninko metu sustiprintų juos dvasiškai ir fiziškai. Nuodėmė yra visų ligų šaltinis. Kūno liga gali būti nuodėminga sielos būklės apraiška. Ši sąsaja mums nėra visiškai akivaizdi, tačiau Viešpats ją regi, suteikia mums savo malonę. Jau šventieji apaštalai patepdavo ligonius aliejumi, melsdami jų išgydymo. Tradiciškai ligonių patepimo slėpinį teikia keli kunigai, tačiau prireikus gali atlikti ir vienas. Yra daug faktų, kad žmonės po šio slėpinio pagyja, tačiau garantijų nėra, nes viskas priklauso nuo žmogaus tikėjimo ir Dievo valios. Tęsiasi Šventojo Tichono cerkvės statyba Šalčininkose. Šventovėje vyksta elektros instaliavimo, tinkavimo ir dažymo darbai. Artimiausiu metu planuojama pradėti montuoti turėklus ir apšiltinti šventovę. Medžiagos jau nupirktos, dabar parapija renka lėšas, kad galėtų sumokėti statybininkams už darbus. Balandžio 13 dieną Tėvų atminų šeštadienį Vilniuje Eufrosinijos kapinėse vyko tradicinė talka, kurioje galėjo dalyvauti visi norintys. Istorinio stačiatikių nekropolio talka, kurioje gali dalyvauti visi norintys, jau kelerius metus vyksta Vilniaus gidės Indiros Glatkovos, Eufrosinijos kapinių cerkvės parapijietės iniciatyva. Kai ateini senasias kapinės ir matai apleistus kapus, darosi liūdna, nes šie žmonės gyveno, vaikščiojo po mūsų miestą, mylėjo jį taip pat, kaip ir mes jį mylime. Kažką dėl jo darė, bet dėja arba neliko jų palikuonių, arba jų palikuonis yra kažkur kitoje šalyje ir neturi galimybių atvykti. Taigi norėtume, kad kas nors pasirūpintų šiais kapais. Pačios kapinės labai senos, joms daugiau nei 200 metų ir tai yra mūsų istorija. Į socialinėme tinkle Facebook Indiros Glatkovos paskelbtą kreipimąsi atsiliepė 20 įvairaus amžiaus žmonių, nuo moksleivių iki senjorų. Tikiu, kad jei yra galimybė nuveikti ką nors naudingo, jos negalima praleisti. Tokias talkas būtų galima rengti kartą per sezoną – pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Prie akcijos prisidėjo Eufrosinijos kapinių cerkvės parapija, kuri parūpino visą, ko reikia talkai – grėblius, šiukšlių maišus, pirštinės. Tai yra didis poelgis, geras darbas ir aš esu labai dėkingas visiems, kurie atlieka tokį žygdarbį. Kiekvienam už tai žemai lenkiuosi. Ačiū Dievui. Simboliška, kad talka vyko paskutinį gavėnios meto tėvų šeštadienį. Svarbiausias dalykas, kurį galime padaryti dėl mirusiųjų, yra malda. Atminų dienomis visuomet vyksta dieviškoji liturgija ir panichida. Todėl ir mes turime uoliai melstis, kad mirusieji mūsų artimieji būtų paguosti, nudžiuginti ir turėtų vilties. 1796 metais įkurtos Eufrosinijos kapinės tapo daugelio stačiatikių intelektualų, dirbusių švietimo ir mokslo srityje, taip pat stačiatikių dvasininkų ir valstybės veikėjų paskutinio poilsio vieta. Balandžio 21 dieną po sekmadienio liturgijos Vilniaus Skaisčiausiosios katedroje vyko sakralinis muzikos koncertas, kuriame skambėjo gavėnios giesmės. Katedros choras vadovaujamas Anos Kutiševos atliko stačiatikių giesmes skirtas Kristui ir atgailai. Solistai Ana Šiškina, Darijas Solomniuk ir Artūras Anikėjevas. Koncerte dalyvavo parapijiečiai iš daugelio Vilniaus parapijų.
Meno savaitės metu Vilniaus sostinės gimnazijos kūrybinės klasės mokiniai kartu su mokytojais lankėsi Šventosios dvasios vienuolyne. Vaikai išbandė savo jėgas kaip cerkvės floristai ir daug sužinojo apie sakralinį meną bei stačiatikybės istoriją Lietuvoje. Vilniaus sostinės gimnazijos kūrybinės klasės mokytojai ir mokiniai, dalyvaudami kasmetinėme projekte Meno savaitė, lankėsi Šventosios dvasios vienuolyno šventovėje. Pats projektas, tai pas mus gimnazijoje, sostinės gimnazijoje yra įprasta, kad vyksta kiekvieną pavasarį menų savaitė, kurios metu mes integruojame skirtingus dalykus, kaip pavyzdžiui šiuo atveju istoriją, lietuvių kalbą ir literatūrą ir tikybą, ir su mokiniais vykstame mokytis už mokyklos ribų. Bažnytinis menas, toks dar nepažintas sritis mokiniams. O ypač puokščių sudarimas, spalvų pasirinkimas ir ką reiškia tos spalvos religijoje, tai irgi labai svarbu mokiniams ir įdomu, nes kol kas dar apie tai nesam kalbėję. Gimnazistus ir jų mokytojus pasveikino vienuolis kunigas Nikita Vasiljevas, kuriam neretai tenka vesti ekskursijas moksleiviams. Pas mus kreipėsi į kanceliariją žmonės, mokytojai ir prašo pravesti ekskursiją vaikams iš įvairių mokyklų, ir iš rusų mokyklų, ir iš lenkų mokyklų, ir iš lietuvių mokyklų. Ir kai prašo, tai aš visuomet pravedu ekskursiją, jie ateina ir taip, jie domisi ir būna, kad ir klasėse būna ir katalikai, ir ortodoksai. Ir aš pasakoju apie mūsų vienuolyną, apie mūsų relikvijas. Ir manau, kad tai yra labai toksai svarbus dalykas, nes vis tiek mūsų gyvenimas, dvasinis gyvenimas, vis tiek žmonėms ir ypač jauniems žmonėms yra įdomus. Ir dažnai būna, kad po ekskursijos jie užduoda klausimus, klausia ir aš visuomet irgi kviečiu, kad jie ateitų. Ir labai svarbu žinoti savo istoriją. Igumenas Antonijus Gurinovičius papasakojo vaikams apie bažnytinį meną. Po to 27 gimnazistai pasidalijo į mažas grupelės praktiniams užsiėmimams. Po 5 ir vienoje grupelėje liks daugiau šiek tiek. Po 5 susiskirstom į grupelės. Koks galutinis rezultatas, tai pamatysim, bet norim papuošti bažnyčią, artėjančiam šventėms papuošti, tuo pačiu išsiaiškinti, kokios spalvos, kokios gėlės būdingos religijai ir tam tikriems šventiesiems. Tai sugalvojom tokį būdą susipažinti iš arčiau su bažnyčia ir religija. Šventosios dvasios vienuolyno šventovės dekoratorė Anastasija pasidalijo su vaikais puokščių kūrimo paslaptimis bei bažnytinės floristikos ypatumais. Žinote, kaip sakė teisusis Joanas Krunštatietis, gėlės yra tai, kas liko žemėje nuo rojaus laikų. Bažnytinė floristika nuo įprastos skiriasi tuo, kad čia svarbiausia yra ikona. Mes stengiamės kiek įmanoma gražiau papuošti Dievo namus. Vaikai ne tik susipažino su bažnytiniu menu, bet ir pagilino istorijos žinias. В каком году Литва стала христианской страной? Кто помнит? Istorijos mokytis įdomiau nei matematikos ir kitų dalykų. Įgytų žinių rezultatas – gimnazistų rankomis papuošta centrinė šventovės ikona. Tačiau svarbiausia, kad jaunuoliai pradeda susimastyti apie amžinasias vertybes bei įgyja religinės patirties. Ir pabaigai kelios svarbios bažnytinio kalendoriaus datos. Gegužės 8 dieną bažnyčia švenčia apaštalo ir evangelisto Morkaus, vienos iš evangelijų autoriaus šventę. Gegužės 14 dieną džiugieji mirusiųjų atminai, pirmojo po šventų Velykų visos bažnyčios stačiatikių minėjimo diena. Gegužės 21 dieną bažnyčia minė apaštalą ir evangelistą Joną teologą. Gegužės 22 dieną Mikalojaus Miriečio relikvijų perkelimas į Barį, Mikalojaus cerkvės Vilniuje titulo šventė. Birželio 3 dieną bažnyčia mini vieną labiausiai gerbiamų Dievo motinos ikonų – Vladimiro ikoną. Ta pačia diena švenčiama apaštalams lygių imperatoriaus Konstantino ir jo motinos Elenos atminimo šventė. Mūsų laida baigėsi. Dėkojame už dėmesį. Sveikiname su šventomis Velykomis, telaimina jūs Dievas.